Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Sveiki! Vienas iš kovos su karštu oro būdu patogiai įsitaisyti prieš televizorių, pasimti bokalą šaltos giros ir žiūrėti mūsų laidą. Tiems, kas laisvą laiką leidžia būtent šitaip, šiandien siūloma pasižiūrėti reportažą iš Akmenės medžiotojų šventės, pamedžioti Kuršėnų apylinkėse ir prisiminti akimirkas iš mūsų kelionės į Afriką. Keletą minučių siūlau įsigaivinti reklama, po kurios mano žadėti reportažai. Mėsos meistrai, pagaminta žinovų. Visus metus mes, solidus dėdės ir tetos, susipakavę į kostiumus, užsiėmę svarbiais reikalais, dirbame atsakingus darbus. Atėjus vasarai, sušilus orams, turime teisę nusimesti ne tik įgrįsusius apdarus, bet ir solidžius veidus. Galime sau leisti atsipalaiduoti, nuleisti garą, pabūti vaikais. Lietuvių medžiotojų ir žvejų draugijos Akmenės skyrius kas 2 metus sukviečia visus savo rajono medžiotojus į šventę. Tai puiki proga susirinkusiems medžiotojams, jų šeimų nariams bei visiems norintiems gerai praleisti laiką. Ašlėnų būrelis, Papilės būrelis, Cementininkų būrelis, Akmenės būrelis, ir ilgi plojimai. Lokavos būrelis, Kropių būrelis, Atramos būrelis, Šventę pradėjo Akmenės skyriaus valdybos pirmininkas Jonas Isajevas. Susirinkusi šiandien į šią tapusią tradicinę mūsų susibūrimo vietą Akmenės gamtos ir kultūros parką. Vėliavą pakels praeitų metų nugalėtoja Ašlėnų būrelis. Medžiotojų būrelių nariai kūrėsi, gražino savo kiemelius. Šventės organizatorių sudaryta komisija apžiūrėjo visų klubų paruoštas ekspozicijas, įvertino pristatymus, ragavo paruoštų žvėrienos patiekalų. Šventė įsisiūbavo, medžiotojai varžėsi estafetėse. Laikyk!
Šaudymo varžybas laimėjo Ašvienų medžiotojų būrelis ir jo narys Lorenas Balčiūnas. Tarp žvejų pirmavo Akmenės žvejų būrelio atstovas Juozas Končius. Spinigą toliausiai numetė Egidijus Balys. Akmenės medžiotojų žvejų draugijos šventėje dalyvauja 8 medžiotojų būreliai ir 4 žvejų būreliai. Kaip matot, ratas yra didelis, daug susirinka medžiotojų, aplinkinių žmonių. Pirmą vietą medžiotojų užėmė Kruopių būrelis, antrą vietą Cementas, trečią vietą Lokavos medžiotojų būreliai. Žvejų kaip komandą nenustatėm ir tik apdovanojom individualiai. Šventė pavyko labai gerai, oras gerus, alus gaivus. Tai ką, sėkmės iki po 2 metų. Čia atvažiavo mūsų medžioklės plotus Kuršėnų miškų urėdijos medžiotojų būrelio plotus pamedžioti šernų tykojant. Nes labai daug nusiskundimų iš ūkininkų, šernai puol kviečius labai stipriai, tai ir padedam ūkininkam. Ir savo, aišku, malonumą suteikiam tom pačiu. Šernai labai daug žalos pridaro. Daug kviečių prisodinta šiais metais yra ūkininkų, daug žalos jie daro, žinai. Nes labai gulda kviečius. O kada jie ateina ir rytais ir vakarais bando medžioti, bet rezultatai menkia, aišku, jeigu išeina kiaulė tenais su vaikais, tai nešaudom, stengiamės tik pagazdinti, jeigu kas. Ką daugiau mes tiem ūkininkam padėdami, tai turim pašarinės aikštelės įrengę miške, šeryklas turim irgi atskirai miške stovi, kad šeryklas grinai, kad neitų šernai laukus, kad grinai maitintųsi jau tenais nedarytų, nes tose laukose per kviečius yra sunku ir sumedžiota šernų. Išgazdini vieną lauką, išeini kitą lauką, sunku, plotai nemažai, kaip mūsų plotai. Bendri plotai 3800 hektarų yra medžioklės. Laukų, miškų 1,4 daugiau likosi laukai ir ežerai. Tos pašarinės aikštelės tai rimtai naudos duoda. Nes kiekvienais metais siejam, čia iš savivaldybės gaunam lėšų, paskui iš savo lėšom dar siejam. Tai apsėtos aikštelės, jos vis, šernai grinai maitina senai žvėris iš pradžių strinai, ten tokie stiem mišinį grinai šernam, stirnom, kad būtų, kad visiems. Jie daugiau ten laikosi ir arčiau ir to šeryklas yra. Turim 4 stacionarę šeryklas, jau žiemos metu, kad jau pagaldinai, pašertinais gurdais, visų buruokų privežam jie, kad nesistengtų eiti tos laukus, jau kad neusipratintų. Bet aišku, jam neįsakys, jie kviečiai jam yra skanės. Pašarinėse mišinį, žirniai tenais, avižas, žirniai, avižas, kukurūzus bandėm irgi sėti, bet jie nespėjo sudygti, išknisa viską. Miežius ir tuos kviečius, vienu žodžiu, kas ir sutvarka viską, juodą žemę padaro. Kiekvienais metais sėjam, jau aš nežinau, gal 5 metai iš eilės mes jį. Medžiojam tik tai, mūsų būrelis yra, kaip medžiojam tik palaukėse. Ir šiais metais dabar sutarėm tik tai variminės daryti medžioklės tik palaukinėse kvartaluose. Kad nejudintų šernų, kad jie biškius laikytų tie žvėris miške. Nes čia kaip mes ribojame su sukurta būrelių plotai yra kartu, tai jeigu jie pabaida, pavarė daugiau, parvaro šernų žvėris pas mumis, jeigu mes pabaidom, pavaro tenais, jie irgi variminį nedaro, ten vieną kitą per metus. Kaip, tos medžioklės sėkmingas, turim trofėjų neblogų, stirninų tik tai. Elnių mažiau, elnių turim kažkur apie 30-40 suskaičiuojam. Jau stirninų tai mes, skaitykim, per 3 metus turim 3 aukso medalius, jau grinai, kad Lietuvoje pirms 1, antras pabeltai, 3 vieni ragai yra. Antras aukso medalis dar irgi parodoje Panevėžyje dalyvavęs, 3 irgi aukso ir šiemet jau yra nušauti kažkur tai sidabrinį. Ir pernai dar tiesa. Dar parodoje nebuvę irgi pernai nušauti yra aukso medalis maždaug taip. Sveikinu susirinkusius į mūsų šernų medžioklę, tikriausiai stiprus vyrai, turim svečių kietų, jaučiu, kad nugazdinsim. Šiandien mes to šernus biškai, kad nebestotų mūsų ūkininkų tų kviečių stipriai. Nešaudom kiaulių, pasaugom kiaulės. Su vaikais dabar nešaudom visus antramečius ir vyresnius antramečius kuilius. Daugiau ką plėšrūnų negazdinkim irgi kol kas, kailiai blogi, aišku, paskui mes juos atsimsim žiemą, nes kad negazdintum žvėrių. Toliau daugiau
Saugumą, man atrodo, visi žinom, nemaži vaikai esam, jau žinot, bokšteliai, kur kas maždaug žinot, kur sėdėsit, žinot, kur stovėt bokšteliai, pasisaugokim, aišku, vienas kitą. Nu ką, čia dar yra tokių kalbų, kad galėtume būrelių, čia gamtos apsauga kartais patikrint vyrai, ateini bokštelį, gali ateiti iš miško pusę, tam patikrintai tokiais atvejais, nežinau, čia skaitau, kad čia yra biški pažeidims, trukdyms medžiokliai, tai tokius atvejus tada skambinkit iškart man, tada žiūrėsim, kas tas. Nu ką, vyrai, skirstomės? Tėvelę palikiams. Vos 9 rusai šaudo žavinė, tai čia kažkom ten problemas tai irgi. Kaip taiklus irgi. Matysim. Pošalėt. Nu ką, baigiam tą mūsų medžioklę. Sėkmingą, sakykim, išgąsdinom. Buvo šūvis, ožys buvo išėjęs, stirnins gerais ragais, bet bandėm šauti, nepavyko. Pro šalį daugiau vietas patikrinom, kraujo nieko nėra, aišku, miškai, kiek bėgęs per lauką, nieko nepalikom. Sužeista nieko, viskas ramiai, nors toliau pagausim kitą sykį. Nuo šernų, man atrodo, visas grupės, kiek sėdėjom, nematėm. Ką padarysiu. Bet išbaidėm, nors šūvis buvo, nors ūkininkai nepyks, kad išbaidėm to šernų. Nu ir ką, dėkui už šaunę medžioklę, vyrai. Iki sekančio malonaus, kaip čia susitiksim tada ir pratęsim dar. Tada jau tikrai šernų rasim. Manykit. Good morning. Yra toks afrikiečių posakis. Kas rytą Afrikoje prabunda antilopė. Ji žino, jog turi bėgti greičiau už liūtą, kad tas jos nesudraskytų. Kas rytą Afrikoje prabunda liūtas. Jis žino, jog turi bėgti greičiau už antilopę, kad nenugaištų iš bado. Nėra jokio skirtumo, kas tu esi, antilopė ar liūtas. Rytą vos tik prabudęs, tu privalai bėgti. Važiuojame per brūzgynais apaugusius kalnus ir ieškome žvėrių. Reikia pripažinti, kad per visas medžioklės dienas matėme labai daug gyvūnų, bet tokių, kuriuos medžioklės vadovas leistų mums medžioti, pasitaikė ne taip jau ir daug. Pirmą medžioklės dieną, tai vienoje, tai kitoje vietoje, vis sutikdavome didelės bandas, pro mus galima sakyti praskriejančių, grakščių antilopių impalų. Todėl antrą dieną, išvykę jų medžioti, buvome nusiteikę optimistiškai. Ko jau ko, bet impalų matėme daug. Buvome nusiteikę lengvam pasivaikščiojimui ir nesunkiai medžiokliai. Labai mėgsta gyvūnai, nes
labai liūdėta. Pakilus į atvirą vietovę, iš kurios matosi apylinkės ir mūsų akiai neįprastas Afrikos peizažas, Cedrikas apsidairo aplinkui. Jei jos skvarbia akis užmato besiganančių impalų bandą, mes privažiuojame kuo arčiau gyvūnų. What we're going to do now is we're going to go down and walk around, and then we go and look into that side of the farm. Galima arčiau prisėliname prie bandos ir pasiruošėme šūviui. Brainas, mūsų vadovas, apžvelgia besiganančius gyvūnus ir šauti leidžia tik tada, kai aptinka bandoje jau subrendusi, medžiotina patiną gražiais trofėjiniais ragais. Tenka šauti iš 200 metrų atstumo. Po kurio laiko pasigirdo šūvis. Mum talkinęs pėdsekys Cedrikas, įvertinęs šūvio garsą, pareiškė, kad jo manymų šūvis buvo taiklus. But the problem that he had is that he was no confidence, and he was I must shoot it up, and he's you can't shoot like that. You've got to be relaxed, breathe out, squeeze your shot, poof, down. That's how it works. See? Sunkiai, bet šūvis, matai, koks šūvis mirtinas, o žvėris tarp kitko labai gaišė, pasakykime, vadinasi, stiprią širdį, nes gauna per širdį ir eina dar kiek tokį atstumą. Sukame ratus po medžioklės plotus, kol Cedriko akis užfiksuoja dar vieną bandą. Tai nedidelis būrys. Dabar atėjo metas šauti Kęstučiui. Gražus impalos patinas ganėsi netoli. Kitos antilopės skabė lapelius ir maitinosi toliau. Medžiotojas prisitaikė ir nuaidėjo šūvis. Visi girdėjome, kad jis pasiekė adresatą. Kaip sako medžiotojai, girdėjosi atmušimas, bet tuo metu gyvūnas jau ruošėsi šuoliui. Todėl šūvis, kad ir buvo taiklus, bet nebuvo mirtinas. Nes impala vis dėlto spėjo pašokti ir kartu su kitomis antilopėmis į krūmus nubėgo ir sužeistas gyvūnas. Brainas papasakojo, kad vienos medžioklės metu jie praleido brūzgynuose 2 paras, kol surado sužeistą antilopę. Mes savo plotuose sužeistų žvėrių nepaliekame. Ieškome tol, kol surandame. Medžioklės vadovas buvo kategoriškas. We had to make 100% sure that the one we're on has got blood. Must have blood. Yeah. The one we're on. Because if we walk on the one without blood, we're going to end up just walking. Yeah. That's why we make sure. We found small on the leaf of the tree there. Then we knew we're on the right track. Because Impala, he's not a big animal, but for his size, I think he's the toughest. Yeah. For his size. Because we have shot many Impala a little bit back, between the chest and the stomach. Yeah. Where we have to walk a long way to find him. So let's hope we don't have to walk too far today. Ko tik tai žmogus neprisigalvoja, laukdamas. Laukdamas mūsų vadovai ieško mano nelaimingo žvėrelio sužeisto, o mes užmušinėjom laiką. Nu, žinoma, jisai tokių šūdininkų rinkėjas ir rado kažką. Radom, žandikų galvom, bet radom kuo padarė. Aišku, kad tai yra vieno mažiausios antilopės dukerio. Dukerio kojytė ir dukerio
dantukai labai aiškiai matyti pagal pienius dantis, dar neišdygę yra tikrieji krūminiai, kad yra jauniklis, kokių visai jaunas žalia, kokių 2-3 mėnesių. Matyti neišgyvenusi vasaros. Labai didelė dalis Afrikos yra apaugusi krūmynais, jie vadina buš, čia angliškas žodis, bušas, krūmynais, bet tų krūmynų tokia yra ypatybė, kad jie beveik visi yra dygliuoti. Tai reiškia, visi dygliuoti. Vienų dygliai yra trumpesni, kitų ilgesni, yra labai ilgais dygliais. Ir tikriausiai už tai, kad kaip ir visuose sausose vietose, reiškia, nedygliuotus viskas būtų suėdę. Bet juos tik dygliai saugoja nuo gyvūnų. Yra nedygliuotų, vadinamas yra dramblio medis, dramblio žolė, bet kodėl jos yra, aš nežinau, gal neskanus. Paukščių labai yra įvairių, nors dabar čia likę tik vietiniai paukščiai, europiniai paukščiai įskridę iš čia. Praėjo gal 2, o gal truputį daugiau valandų, kai grįžo vienas iš seklių ir pranešė gerą naujieną. Paieškos buvo sėkmingos. Sveikinantis, kad ir paskaltai, bet... Daug problemų pridariau. It happened. So, you mustn't be sorry because it happens to all of us. Vienu žodžiu, visiems pasitinka, tai medžioklė vyksta. Man negali, kad profesionalas buvo. Ne visuomet tikrai sekasi padaryti puikų šūvį, kaip dabar buvo. Reiškia, mes sušautų yra biškį per daug į vidurius, bet dėka, reiškia, puikaus seklio, panašiai už kilometro, reiškia, kilometro buvo rasta. Visgi aš įstikinau, kad tai nepasaka, kad visgi žmonės šitie, kurie seka, moka puikiai labai sekti. Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kita sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Apsaugos, gaisro aptikimo, vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas, techninis aptarnavimas ir kitos paslaugos. Alasa apsaugos sistemos. Ginto Macevičiaus firma Genalas, oficialus Štil, Viking Gerber firmų atstovas Lietuvoje toliau tęsia konkursą. Pagrindinis prizas Štil pjūklas atiteks įdomiausios nuotraukos autoriui, o kuri nuotrauka gamtos medžioklės tema bus įdomiausia nuspręs firmos atstovai. Nuotraukų laukime adresu osvaldaseta@tauraragas.lt. Gerų medžioklių medžiojantiems, gero poilsio atostogaujantiems. Susimatysime po savaitės. Iki. Kokybiška nauja technika sukuria profesionalų rezultatą ir taupo jūsų pinigus. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.